Turime visiems pranešti. Eikite ir pasakykite žmonėms, kad mums tarnavo Jėzus Kristus. Ir kad rytoj jis vėl parodys save. Pasakykite ir kitiems, kad taip darytų. Mes matėme Jėzų Kristų ir mes girdėjome balsą liudijantį, kad jis tėvo viengimis. Jis pasirodė. Jėzus Kristus, apie kurį pranašai liudijo, kad ateis į pasaulį. Ir jis palaimino vaikus. Buvau akla, o dabar matau. Viešpats tikrai mums tarnavo. Ir aš buvau išgydyta. Kristus atėjo. Mes lietėme vinių žymes, jo delnuose ir pėduose. Mes žinome, kad jis gyvas. Buvau kur čia. O dabar girdžiu. Kristus vėl parodė save. Eikite su mumis. Jis kviečia visus ragauti jo gerumo. Kaip visiems jiems tarnausime? Suskirstykite minią į 12 grupių. Suklaupkime ir melskimės tėvų Jėzaus vardu. Ir jis mokė mus tikėti juo. Visuomet melstis ir sekti paskui jį. Į krikšto vandenis. Melskite savo šeimose tėvui. Visuomet Jėzaus Kristus vardu, kad jūsų žmonos ir vaikai būtų palaiminti. Kristus mokė mus tikėti juo, atgailauti ir krikštytis kaip jis. Mes meldžiamės už tuos, kurių nėra su mumis. Tėve, meldžiame, kad mums būtų suteikta šventoji dvasia. Jėzaus Kristaus įgaliotas, aš krikštiju tave, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Amen. Amen. Broli, klaupkitės ant žemės. Melskitės. O Viešpatie mūsų Dieve, mes klaupiamės maldai ir meldžiame to, ko trokštame. Trokštame, kad mums būtų suteikta šventoji dvasia. Tėve, aš dėkoju tau, kad sutikei šventąją dvasią šitiems, kuriuos aš išsirinkau. Ir dėl jų tikėjimo manimi, aš išsirinkau juos iš pasaulio. Tėve, aš meldžiu tave suteikti šventąją dvasią visiems tiems, kurie tikės jų žodžiais. Ir dabar, Tėve, aš meldžiu tave už juos ir taip pat už visus tuos, kurie tikės jų žodžiais, kad jie įtikėtų mane. Idant aš būčiau juose kaip tu, Tėve, esi manyje, kad mes būtume viena.
Melskitės toliau. Tėve, dėkoju tau, kad išvaliai tuos, kuriuos įsirinkau dėl jų tikėjimo. Ir aš meldžiuosi už juos. Ir taip pat už tuos, kurie tikės jų žodžiais, kad jie būtų išvalyti manyje per tikėjimą jų žodžiais, kaip ir jie išvalyti manyje. Tėve, meldžiu ne už pasaulį, bet už tuos, kuriuos tu davėjai man iš pasaulio, dėl jų tikėjimo. Kad jie būtų išvalyti manyje, idant aš būčiau juose kaip tu. Tėve, esi manyje, idant mes būtume viena, idant būčiau pašlovintas juose. Tokio didelio tikėjimo niekuomet nemačiau tarp visų žydų. Todėl dėl jų netikėjimo aš negalėjau parodyti jiems tokių didelių stebuklų. Niekas iš jų nematė tokių didžių dalykų, kokius jūs išvydote. Ir neišgirdo jie tokių didžių dalykų, kuriuos jūs išgirdote.